Sveiki, reikia nuvežti grūdų į punktą priduoti dar. Šiandien truputį lašnuoja. Žiūrėkim, kiek čia yra. Nu ir. Nu gerai bus, užteks. Neštą kroviau čia tus grūdus dabar priekabą. Nu, bet užteks. Galiu pasakyti, o kiek čia bus. Apie 7 tonai 200. Pasiskambinau, sakė, dirba šiandien, grūdus priima. Ok. Dabar visą laiką aš pasiskambinu. Kai vienu kartą gavau ragus, tai dabar jau bijau. Čia. Man tą priekabą iš vis reikėtų laikyti visą laiką daržiniai, kada nebūtų sausa. Čia užsineriam, kitą kampą. Tukšt. Čia. Ir čia nuplyšo tas vienas, žiūriu, laikiklis. Uždėta. Ir viskas, startuojam. Kai grūdus parvešim, tada nueisim pažiūrėti iki vištininką, ką jau mums ten pavyko nuveikti prieno. Padariau tokį tarpą, truputį nesifilmavau. O, gerai, esam pagrindiniam keliui, varom toliau. Paskui lėksiu iki miestą, reikia parsivežti medžiagų, plokščių. Jau greičiausiai suksim tada plokštės šiandien ant vakarą. Šiaip aš turiu dabar ant galvos užsidėjęs tą GoPro kamerą, bet to momentu nebuvau įsijungęs, kai klevo lapas išlinda man prieš nosį. Žvyrkeliais važiuojant. Grinai man taip prieš nosį. Tai gerai, kad ant nebesuka į tą pusę, greitai prisišvartavo kairiai pusiai. Tai tada aš pralėkiau va taip šitai. Kad būčiau dėjęs aš anam ten, nežinau. Greičiausiai, o į užpakalį būčiau įkalęs grinai. Va tai ir neturėk su ko nufilmuoti ir gali da kalts palikti. Tai būčiau užfilmavęs, tada jau būtų buvo žymiai kitaip. Ir labai tikiuosi, kad nebus didelių eilių. Penktadienį, kai važiavau, tai buvo keli traktoriai. O šiandien bus matyti, kaip čia bus. Ne vieno traktorio nėra. Reiškia, greit priduosiu aš tus grūdus. Ir parlėkio pažiūrėsim, kaip ten man sekas to vištininko. Nu, einam, pažiūrėsim prie to vištininko, ką aš čia benuveikiau, kaip pradėjo iš tikrųjų jau tem stipriai. Nu, šaikelė, pažiūrėkim, ką aš čia benuveikiau prie to vištininko. O, kažkas jau iš čia matos, ne? Tai va taip, uždėjau difuzint plėvelę, nusišaudžiau su makaronais, paskui nusilotavau stuogą ir dar skardą uždėjom šiandien. Pabaigiam uždėti skardą. Va. Viskas skarda ir per visą stuogą. Šiaip labai norėjau iš tikrųjų užsidėti stuogą, kad jau galėčiau nors ir per lietų darbuotis aplinkui čia visur. Bjauriausiai ir ant to stuogą. O kai jau užsidėti tą stuogą, jau visai ir viskas kitaip. Nu, parsivežėm plokščių. Tas plokštas dėsim iš lauką.
paskui gal nudažysim, gal kitais metais žiūrėsim, dar ant viršos kokią blėką užsuksim, arba lentelės dar kokias, na, pažiūrėsim. Bet turim ant tas daržinės, kur šieną pasidedu, nu ką žinau, jau ten labai daug metanoms yra, tai va, irgi su tokiam tom plokštėm išsukta, tai gal biškai storesnis, ten 22, aš pirkau 18, nes čiučiut pigiau. Užteks į tų 18, ir taip šitai storiausias įranos, nes ir iš lauko, ir iš vidaus dadėsim tas plokštės. Vien dėl to nenorėjau iš lauką sukt skardos, nes būtų buvo šalta viduje, vis tiek vištėliam reikia to šilumos, o plokštėje, na, vis tiek mažiau trauks tą šaltį, iš abiejų pusių bus tikrai geriau. Dar 2 langus va tokius nupirkau, grinai naujus, vieną įdėsim, nu, atidaromą, kitą paprastą, tas atidaroms langas bus toj pusėje, o tas mažiukas, va ten virš durų bus aukštai. Ir manau, pilnai užteks 2 langelionoms. Čia vakarinė saulė gaus, o ten rytinė. O per dieną, kada nom neprikaitintų, gal kaip tik gerai tų saulės spinduliuką negaus. Na, paskui padarysim dar durelės išeiti lauką. Iš vis dar toks variants įdėti dar mažą langą palei apačią. Atidarėjai tą langą ir nuo savo išeini į lauką. Nu čia pasvarstys dar tokį variantą. Kas daugiau, kas daugiau. Nežinau dabar, ką čia šį vakar. Reikia jau čia eit gal lempą neštis. Nes labai pradėjo stipriai tempti jau. Niek nebei nuveik per tą dieną. Dar užsiėmu visokiais papildomais reikalais. Tai grūdai, tai dar kas nors. Šį vakar viskas reikia baigti jau darbus. Nors atsinešiau lempą, pasijungiau. Bet ką čia naktį darbuotis, vis tiek sunkiai matyti. Susidėjau dar kelias atramas, sustiprinau tų šonus dar kiek įmanoma. Nu dar rytoj ten įdėsim kampę, čia vieną ir čia. Ir viskas bus. Tad pasiėmu kelius žaislus iš čia ir viskas. Ir einu namo. Bet šiaip ir dar ganėtinai šilta laukia. Tiesiog atšilo tas oras, netgi galim taip pavadinti. Į tų vabalų šitai pilna. Sunkiai jau darbuotis paliek, nes tau pat polai prožektorių, kai įsijungi. Rytoj tada pasibaigsim viską. Dar žinot, ką reikia padaryti? Įsidėti langus būtinai. Vaką turim padaryti. Karoči, rytoj dar pusę dienos žaisim ir su langais, ir dar su tom atramom, nu ir dar reikia tas lentas apkalti aplinkui. Ir tada tik galėsim jau tas plokštės sukti. Tokie kida to darbo čia, nu kaip nors. Po biškį. Svarbu, jog jau tas man karkas stipriai, jau vėjas tikrai nebnuneš. Blėkas prisukęs ir su daug varštų. Nu toj vietoj da biškį pritrūkau. Paskui reiks ten užlipti prisukti. Ok, bėgu tada namo, rytoj tada tęsim vidausą toliau. Tęsim šiandien toliau tada vidausą apie vištininkų statybą. Veiksmas jau vyks pas mumis nuo pat ryto. Buvau nulėks į miestą su Volvike. Parsivežiau tokių blėkas gabalų, biškį prisuksim palei apačią, kad mažiau ten viskas supūtų. Vinių parsivežiau šaudyti šautuvą. Nu ir einam kažką tada konstruoti. O šiandien žinokit, kokia šilta, gryna vasara. Su motociklu kokiu pralėkt, arba su keturračiu būtų pats tas. O aš kaip visą laiką einu darbuotis vietoj tokių pramogų. O, turim vinių. Dar reikia susirasti putų šautuvą. Lemba, reikia dar langus įsidėti teisingai. O, kiek turim dar reikalų. Įsidėjau atramas papildomai. Toje vietoj. Dabar reikia dar čia įsidėti. Tunkšt. Porą ir dar liks kitoj pusėje. Vieną įdėti. Jau bus tie visi šonai pabaigti. Tik tais dar reikia parsinešti vieną kokį 6 metrų 50. Na bent jau kažkas panašaus galbūt į tą pusę. Kaip tik norėk nufilmuoti, taip tik gnybt pradeda. Jeigu biškį skersą ir gnybt.
viršų prisuku. Vidus. Sak, nebija. Yra nupilna. Iš kitos pusės. O šitai nusipirkau tokius kozeriukus. Sako, reik dėti. Tai nupirkau. Ne, nu. Šaudysim iš karto šalto suvinimo, bandysim taršo turėti eiti. Na ir po to pradėsim sukti jau tas OSB plokštas. O taip. Čia 3 metrų. Na, einam, pažiūrėsim, kaip čia atrodytų dabar. Kaip čia dabar atrodo? Tai palei tą šitą reikia prisišaudyti, karočiui viskas. O, tiek žinių. Į kitą galą palaikyk. Mes čia pabandysim prisišauti. Nebent dar gulšiuką dėt, bet nemanau. Tavo net ten lygiai sulta apdriaunėlį. Ne, dabar. O, dabar jau kažkitai. O, ką tai?
Dabar gali paleisti. Čia kitą uždėsim tad piršausi. Čia keičia tų valų. Reikia važiuoti, ne? Varau, dabar nuvešiu grūdus, kai grįšim, pratęsim tos darbus. Pabaigsim sušaudytą blieką, ir tada bandysim. Bent jau vieną pusę būt gerai pasibandyti, pasižiūrėti, kaip atrodo, žinai, tą sieną užsidėti. Kaip čia eis mums prišaudyti, kaip kas. Atlėkiau aš tai labai greitai, o stoviu jau kokį 30 minučių mažiausiai. Vieną mašiną yra ant svarstyklių, daugiau ne vienos nėra. Užlaikė kažką tą žmogelį. Buvo man prieš kelias dienas ir tas pats. Mane ten pralaikė kokį 40 minučių, pakol mane ten tu savo tyrimus padarė, darė. Nežinau, ko ne ten tiek dar tus tyrimus. Jie tau ilgiausiai. Aš jaučiu, kad dabar vėl ir tą patį priėmėję ir kažkaip labai ilgai dar tus tyrimus. Kietai žiūri į grūdų kokybę. Kai dabar atvež mažiau tų grūdų, matyti ir tikrina ne griežčiau. O taip tai, kai prasidė tie kulimai, tas kulimo sezonas, tai čia nelabai greitai patikrint viską ten. Per kelias minutės padartus tyrimus. O dabar jau ilgai, vieną dieną pusę valandas, kitą dieną 10 gal minučių daryti. O kaip dar kitą dieną iš vis ten valandą laiką. Ai, laiką gaišinims, laiks ein, jau tu jau bus 2 valandą, o aš dar tepstoju, nepridajus grūdų. Gerai, kad viską susirašėm prie karvių, tai žmona varys melžtis, o aš kai grįž prisijungs tada. O tokie reikalai. Tai čia realiai va, tas rauds ir ein taip į valandą po vieną, tik tais pravažiuoju pro tus varus. Na, jau daugiau sunkiai. Na, palauks, paskutinį priekap šiais metais, daugiau neapgauksim tų grūdų iš manęs, viskas. Pasiliksim karvėm. Gera rūšis pas manęs, pirma rūšis visą laiką ein. 15 drėgmė. Normaliai. Nesuka į tą grūdai, viskas geriausiai daržiniai išsilaikė, jokių bėdų. Dar pradžiuva, žinokit, tie grūdai. Buvo, atsimenu, iš pradžių, kai vežiau 16, o dabar vėl 15. O išeinam, tai tas žmogelis išneš lapėlį. Tai bus matyti, kur ant čia važiuos. Aš taip tai 2 priekabas vežiau į sandėlį. Nežinau kodėl, bet į sandėlį reikėjo versti. Bjauriai tam sandėlį, ką reikia įsisukinėti. Bet koks skirtumas. Ta pat ir aš galėsiu varyti ant svarų pagaliau. Kažko bištai blogai jaučiausi, gerklę nors skaudėti ir šiaip tai tą galvą užimta, nežinau, gal vėjs pratraukė jau. Jauriai. Pagaliau, žinokit, išvažiavau aš iš to punktą, tau tiek ilgiausiai. Beveik 2 valandas, žinokit, prabuvau. Ujujui. Varau namo padėt melžtis. Grūdų nuvežiau 7,4, tai dėkim visas priekabas, po to Explorer nuvežiau 6 priekabas, čia dabar pridavau ir visas į 1 klasę išėjo. Tai manau, neblogai grūdai pas manęs čia buvo ir dar aš turenu, bet reikia pasilikti ir karvėm, negaliu visų išvežti. Tai va tokia situacija su grūdais, šiaip smagu, aišku, vežti grūdų parduoti. Bet būtų gerai ir biškį didesnę priekabą turėti. Visiem užkliunta man priekabą, mažą priekabą. Normali ta priekaba 7,5 tonas pasikraunu maždaug, o kuo daugiau reikia. Aišku, galėtų būti ir 10 tonų ir daugiau, net kiti neti, kad aš tiek pakraunu, nu, kokias gal 4-5 tonas telp tau į tų priekabikę. Kur tau, sako, ein virš 7 tonų, tai labai norėtum ten beveik 8 tonų sumurdytum. O kokie žvyras mėlę aš pasikraunu iš vis ten 12-13 tonų parsivežu 8. Na, tam buvo pritaikyta vežti asfaltą, ten kažkokį, ką ten veždavo, nežinau ten. Bet esmė, kada labai gerai svorį laiko. Nesvarbu dydis, svarbu smūgis. Kartais ta išorė gali būti labai apgaulinga.
lekiam tokiais gražiais keliukais. Tikrai gražu. Medžiai jau pradėjo labai stipriai lapus mest. Dar žalioj. Ne visi dar numetė. Vėlyvs tos rudo, šilta dar pakol kas, karvės laukia, o ko daugiau reikia. Liuks, to bus jau lapkritis. Aš tikiuosi, kad dar kažkiek ir lapkritį pabūsim su karvėm laukia. O kas mums neleis paganytenas laukia. Jeigu geras oras, dar galbūt. Netaip seniai parlėkiau iš miesto. Dabar jau bus to pat 4. Bėgtas laiks labai greitai. Per tą dieną ne kažką nuveikti. Pabandysiu aš to pat tada prisišaudytas bliekas. Ir tada bandom pjautis tą plokštę. Ir kažkaip nešt prisisukti. Bet žamba vienam pačiam čia dabar bus reikalų. Nes tos bliekas maišys visokiaus nesąmonių. Nu, bandysim dėti plokštę. Aš su to tinkšinai užsibrėždavau. Net neišėmiau iš to, jau bus senas sulaužys. Vakar, žinokit, išsikrojo batarejkę, taip ir nieko nebefilmavom. Nebenorėjau iš tikrųjų bei ten parsineštos batarkės. Apžiūrėsim šiandien, ką mes ten nuveikėm. Aš tai įrankis naudoju Makitas. Nu, taip jau pradėjau su tą Makitą. Nu, dar turiu tą Hikokį, tas staklės. O šiaip tai Makita. Dėl manęs užtenka. Bet jeigu reikėtų labiau darbuotis prie visokių statybų, tai nemanau, kad labai geras pasirinkimas Makita. Ir geresnių dabar jau tų aparatų. Ir dar tos kainas gal geresnis. Va, šitai ką nuveikėm. Užsidėjom šitai vieną sieną. O kaip vėjai pučia. Na, va, jau paviršius sušlapo žemės. Reikia skavatorių man dar būtinai parsivaryti. Paskui ant tenį paliks man sėdėti, pakol dar neatsileido visai žvyrkeliai. Jo, gal netgi šiandien nueis parsivaryti. Nu va, apžiūrėkim šiandien. Ką čia mes nuveikėm vakare. Vieną sieną nubarškinom. Į gerą ir šitai su tom USB plokštėm. Liuks. Matos netgi kiek stipriai lijo, apsitaškė šitai visą plokštę. Oho, geras. Negerai, kad taip sušlam čia. Nu, paskui uždėsim vis tiek kokį nors tą vandenį nubėgtą lataką. Taip negal palikti jau, nes paskui čia bus negerai, jeigu taip pastovi ten lys į apačią, tom plokštėm bus labanai išsiraitysenos. Einam pašert karvytės, nes jau žiūri ir suvalgysias, susikurkim dabar. GCB tegu kelias minutės pašil variklis, nes kai ir šaltsant sunkiai važiuoja, taip jau ir sonais. Vuo. Uždėkim turbūt šilumos.
Žinokit, kaip skaniai kvep tie rulonai. Pats imk ir valgyk, nu ant tiek skaniai kvep. Ne, visi rulonai tikrai skaniai kvepia. Tas tai žiauriai skaniai. Va tas toksai biškai kaip ir drotinis jau. Nu, kvep, bet jau ne taip skaniai. Stengtis paimti ruloną kuo žemiau. Jeigu aukščiau paimant, to šniklės nėra tokias didelės, krent lauk rulonas. Jau turi gerai suspausti. Daugiau palėjau, truputį daugiau prasimyšiu. Kada normaliai. Nu jau šiandien nemaloni darbuotis. Tas toks ir ilgesnis pagalys. Irgi visai toks pusiau tiesus. Kaip jį galėtų dėti. Šiek tiek pasipjauti. Šlapas medis sunkiai ir atpjauti. Gerai. Baisiai žemai nedarykim tą langą, nebūnant šučiut aukščiau. Koks 1,10 m.
20 padarom. Gerai. Kur tie gulščiukai dingo? Viens ir ilgas, dar reik trumpą susirasti. Nereik man čia ilgąją. Solėja, parkšėlis. Ai. Nu gerai idėja to lietaus. Pažiūrėkit, koks palik. Nu, gražiai. Fu. Va taip šitai. Darom rėmą. Kaip ir užtektų jaučiu. O pusantrą. Buvo mažiau tų putų panaudokim. O. Nešilta, žinokit, vėjas pučia, nors ir saulė šviečia, bet jau šalta. Kaip nors prasišildysim, prasijudinsim, gera bus. Gerai, bandom įsidėti tada tą langą, tik tai toksai purvins palika. Čia visi kelbiškai apsivalyt gal. Škurlį reikia atsinešti. Va. Kaip dabar mes čia dėsim tokį negražų langą. Karvės pasakysim. Nu langą įsidėjai. Va. Sėmėm apačią. Švarus langas palika. Apsivalau viską ir bandau įsidėti. Ištrauksim paaiškinimą. Ir turėtų ant viršų dabar išsikėti. Esu naudojasi, nenaudojasi visai. Tik jau dabar reik pirkti tos metalus. Veltui nebeprideda. Jūs pažiūrėkit per tą langą. Va čia jau nešvada. Ten įsidėšim, to ir pasižiūrėsim.
pjūklais. Reklam. Jeigu atitinkas. Gal čiut žemiau. Galbūt biškį. Va kaip į tai būtų pats. Kiaurai sušautų per visas bliekas. Just wait 1 second, nesklandumai. Čia taip neturėjo būti. Prarėjau žiogspirą. Vėjas po truputį jau mažėja viduj. Turi maždatų skilių daug. Bet jau eina po biškį madą. Jau ir garsas toksai viduje atsiranda. Jau girdis. Ką žinau, tom vištom čia nebus biškį jau per prabangiai. Bet ką darysi, vištelis irgi nuo gražiai gyventi. Padarysim dar tupyklas, kur kiaušinius dėti. Dar ką nors pagalvosim, ką čia galėtumėm sukonstruoti. Šiais metais jau, kaip buvau minėjęs, jau į lauką nebepadarysim išėjimą, tik tai tą langą įsidėsiu. Iškart, kad paskui nebereikėtų žaisti. Ką galiu pasakyti, šiais metais greičiausiai dar presavim darbai nesibaigs. Atiduot nusipjaut 4 hektarus dobilų, tai jaučką bandysim nusipjauti. Bet ir bišk problemikė esam užsidengę presą. Aš jau šito daiktą nenorėčiau nusidengti. Ir vėjai, visą kitą ir sunkiai apsidengti iš tikrųjų su to tentu. Tai presuosime su feraboliu presu. 4 hektarus turėtumėm susipresuoti, manau, normaliai. Tik tais po to dar gausim suviniuoti baltus rulonus su to kito vinetu. Aš anones pardavęs, tebeturiu.
Na gerai, reikėtų, šiaip pajudinti, kad neužrūdytų ten tie vožtuvai visokiausi elektriniai. Tu pač pasižiūrėsim, ar ants beveik. Pažiūrėsim, bus įdomiai. Pajudinti. Vat kaip ir, kai ūkininkauju, va tokių daiktų iš tikrųjų, negali parduoti, pakol užsiemi tą veiklą, nežinai, kada, ko gali prireikti, ne? Užteks čia svaigti, tęsim toliau tos darbus. Reik dabar eiti išsimatuoti ten tą vietą, kur trūksta tos plokštės. Prisisuku ir tada visą viršų atsimatuoju ten ir susišaudau. Užsidarom konkrečiai tą pusę ir tada pereisim jau į tą pusę. Pažiūrėkit, su kokį transport parsivežiau plokščių iš miesto. Variausių Suzuki parsivežiau. Geriausiai šitai, jokių bėdų. Švietims viskas veikia, sėdi važiuoji. Vėl turim plokščių pilną vietą. Šiaip ir pliuso, kad priekaba atsidaro tie bortai šonus, tik tas tiek, kada nėra aukštesnė. Šitai va tas ir langelis, kur nupirkau, 60-90, tik tai žinot, kada pasidarau. Ta rėma, kaip į tam, tik tais tiek, kad langą dabar nedėsim, o po pirmą dedamės tas plokštės, pasidarysim trafaretį, išsipjausim normaliai, nereikės tada čia gaudyti, žaisti su tais milimetrais, nes čia biški turėjom reikaliukų, reikėjo galvą pasukti, pasibraižyti biški, bet vis normaliai pavyko, vėjas kaip pučia, geras skersvėjai. Kiek šį vakarą nuveikiam. Vakar mums pavyko nuveikti šį vakarą. Ne taip daug, bet vis į priekį. Jau koks aids girdas. Čia galėtų būti langai viršai. Kaip būtų šviesiai. Šį vakar tada baigiam vidausi, kai einam da pašersim karves ir einam namo. Ryto iš ryt reikia anksti keltis 3:30, įvaryti prie karvių. O tokie reikaliukai. Rytoj bandysim pasibaigti. Iš išorės viską pasidaryti. Tik tai duris dar nepadarysim. Dvigubai. Abi pusės, Gerai. Išeini šitai. Sak neapšnekėt daugiau. Einamės kaip vištas lauk tada. Iki.